Labas rytas. Šiandien mėgojau Villa Sormani, gražiam miestuke, kažkur tai tarp Como ir Milano. Toks labai fainas provincijos miestukas su labai faina vila, gražiai atrestauruota ir labai gražiai jauki ir ramia aplinka. Na, tai vakar pradėjau antrą savo kelionės savaitę ir iš ryto važiavau į tą tokį gražų kalnų tarpeklį, tokį nacionalinį parką. Vakar jau video apie tai dariau. O po to nulėkiau, važiavau palei Como ežerą. Tiesa, žemėlapis mane ir mano nežinojimas mane šiek tiek apgavo, kadangi palei Como ežerą kelio nėra, yra tik tai tunelis, tiksliau kelias yra, bet jis yra tunelis. Tai yra visą kelią važiuojant tuneliu, nieko aš ten gero nemačiau. Ir išlindau Lecco miestelėje tik tai. Tai ten šiek tiek sustojau, tokioje vietoje, kur daug motociklų pristatyta. O žiūriu, ten seniai italai baikeriai, bet tokie rimti senukai, tokie 70 metų, reiškia, sėdi, diskutuoja, reiškia, kas su savo motociklas atvažiavę. Žiūri, mano numeriai lietuviški. Klausia, o senior, pažiūrė Lituano, sakau, taip, Lituano, sako, quanto kilometrai, aš jam rodau spidometrą, rodo man 2400 nuvažiuoti. Ties už galvų susėmė, mama mija, kaip tau čia sekasi, maždaug, žinai, bet čia per petį ploja, sako, viskas čia šaunuolis, šiek tiek daug važiuoja. Ok, tai tada aš susiradau va čia tą viešbutuką tarpe Como ir Milano, kadangi Milane niekada nebuvau buvęs, tai pagalvojau, kodėlgi ne. Tai va apsistojau čia tam dvare, labai simpatiškas, labai fainas viešbutis ir tada labai graži čia aplinka, čia viskas taip, nu, tikrai super padaryta. Ir nusėmiau krepšius, nusėmiau visą svorį, susisiaurinau motociklą ir nulėkiau į Milaną. Nu, Milanas jau didmiestis, ten yra motociklų rojus, nes motociklai važiuoja beveik be taisyklių, maždaug ten ta kelio pusė, bet visi nardo, visi laksto, visi zuja pirmin atgal. O tai aš tada irgi įjungiau tą patį vaibą, nuvažiavau iki centrinės Milano aikštės. Na, ten pasižiūrėjau tą visą garsų į Milano Duomo, kaip atrodo, nu gražiai atrodo, į vidų nejau. Tada apėjau šiek tiek tą visą parduotuvės, visas tas garsiausias, pasižiūrėjau, supratau, kad man ten nieko nereikia, aš viską su savim turiu. Ir tada dar nuvažiavau, pasižiūrėjau Milano pilį, irgi ten centre Milano, kitoje pusėje. Irgi taip įspūdinga raudona tokia pilis, tokia architektūra įdomi, tikrai labai gražiai atrodo. Tai va, aplėkiau tą. Ir tada važiavau jau atgal į viešbutuką. Milane, žinokit, vakar buvo kokie 37. Jau kepė viskas, tai nusėmiau striukę, važiavau kiek eina, kol tik tai išvažiavau iš miesto. Tada vėl užsimečiau striukę ir parlėkiau atgal į viešbutuką. Tai va, tai šiandien planas yra turbūt toks, kad važiuosiu iki Beladžio, kuris čia man geras pusvalandis kelio, tik tai sakė labai gražiai būtinai pasižiūrėti. Nu ir tada jau nuo Beladžio vėl apsisuksiu ir lėksiu jau prie jūros iki Genujos. Kažkur ieškosiu Genujoje nakvoti, palei Genują, nes Genujoje dar man rekomendavo aplankyti Genujos tą akvariumą. Kažkokį tai ar ten vandens jūrų muziejų. Tai va, sakė, tas geras, tai tą pabandysiu pasižiūrėti. Tai va, toks mano šios dienos planas. Panašu, kad čia šiandien spigins karštis. Na, matysim, kaip čia man seksis, gal nesukaisiu per daug. Gerai, ačiū visiems tada uždėmesį, toks šios dienos reportažas, nu ir aš lėkiu toliau. Iki!